Ar esi pats arba tavo draugas susidūrė su patyčiomis? Jo. Esu matęs. Taip. 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 35 procentai paauglių teigia patyrę patyčias. Ar kas nors padėjo tai išspręsti? Ne. 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 Taip. Ne visai, bet taip. Ne. Taip. Ne. Ne. 69 procentai paauglių nesikreipia pagalbos. Ar žinojai, kaip elgtis tokioje situacijoje? Ne. Ne. Taip. Ne. Taip. Ne. Taip. Ne. Taip. Dauguma paauglių nežino, kaip elgtis patyrus patyčias. Patyčios yra nepaprastai paplitęs reiškinys, su kuriuo susiduria absoliučiai daugelis. Yra svarbus 3 dalykai. Pirma, nenormalizuoti patyčių. Tai nėra normalus elgesys, tai yra ribų peržengimas. Antra, nekaltinti savęs dėl to, kad iš manęs tyčiojasi. Patyčios visada yra to žmogaus, kuris tyčiojasi, sąmoningas pasirinkimas. Tai nėra ok ir tai nėra normalu. Ir trečias dalykas, jeigu iš tavęs tyčiojasi, visada gali su kažkuo pasikalbėti ir nesinešioti šitų skaudžių įvykių, skaudžių žodžių su savimi. Kai dalinamės džiaugsmu, jis didėja, o kai mes dalinamės kažkokiais skaudžiais išgyvenimais, jie mažėja.